Sveiki, draugai! Malonu matyti dirbtinio intelekto Ronio kanale jūs vėl. Taigi šiandien norėčiau pristatyti vėlgi naują vaizdų generatorių ir ganėtinai, aš nežinau, ant kiek jis nemokamai, va čia parašyta 20 per day, tai ganėtinai įdomus žaidėjas, tam, kad čia tu gali pasirinkti begalės stilistinių generacijų, begalės netgi savų gali buildų daryti, pavyzdžiui, kaip ComfyUI. Pavyzdžiui, va čia yra charakter, va matot, generators, galima sugeneruoti savo ten kažkokį personažą, va, pavyzdžiui, yellow, pavyzdžiui, yellow boy, run glyph, ir jis va generuoja mums iš karto. Visus linkus aš pridėsiu prie YouTube ir Facebook'e bus linkai. Tai palaukiam šiek tiek, kol jis galvoja. Jis susidaro iš tokių boksų kaip ComfyUI, nu va, padarė yellow man boy. Dar kas įdomiau, tu čia gali surasti įvairių generatorių, va, pavyzdžiui, va, yra surrealizmo, taip, ir čia dar galima dar pasirinkti surreal nightmare, pavyzdžiui, čia padarysim aš labai mėgstu man in forest. Irgi pažiūrim. Palaukiam. Generuoja ganėtinai greitai, tai irgi problemų nėra. Va čia matot kokius neblogus darbelius, o čia padaro žmonės, va, visai įdomu. O, pas mus man gavosi gerai tokia interpretacija, gerai, bet, nu, sugeneravo tikrai gerai imidžą ir rezoliucija yra 1024, jeigu neklystu. Jo, va, čia jis ir generuoja. Pavyzdžiui, aš noriu surasti, nu, paspaudžiam glyphs, tarkim, ir čia jis duoda pasirinkimą visokių, čia, va, matot, ir tokios stilistikos, ir, va, Stable Diffusion, kaltų su GPT, Animation Flux, netgi SD plus SD3. Netgi Tumbles Maker yra, netgi žinau, kad ir jeigu taip pažiūrėjęs ir atrodo ir turėtų būti ir va memes, comics va maker, pavyzdžiui, comics va storyboard, girl looking out the window in her Parisian apartment anime style. Padarysim, pavyzdžiui, nu, pakeisim tiesiog a boy, tegul būna looking out the window in her kokią padarom burger apartment. Boy. Čia ištaisom ir padarom run glyph.
Glyph kažkodėl man susijęs su žodžiu glyph, gliukas kažkoks, tai haliucinacija kažkokia. Bet tikrai galiu pasakyti, kad šitas įrankis tikra haliucinacija, nes su juo galima daryti įvairius dalykus ir nemokamai. Dar plus parodysiu vieną extensioną glyfo, kuris išvis daro dar nerealesnius dalykus. Nu, matot. Va, mes padarėm komiksą. Va, žiūri pro langą. Very another day in the burger. I dream of the world beyond. Where life isn't so meaty. Someday it is this one. Nu, žodžiu, čia... Pavyzdžiui, galim surasti ir mūsų Flux modulį, pavyzdžiui, šitas realistinis buvo ant Flux padarytas, nu, aš pabandysiu čia padaryti paiešką Flux. Na ir va čia galvoju, čia pasirinksim kokį, aš nežinau, ką netgi pasirinkti, gal Flapro netgi yra, Flapro. Pavyzdžiui, woman in the park. Žiūriu, kad čia tik neduoda, va, Flapro 1:1, čia Flux Pro pasirinkau 1:1, ten buvo Flux Pro, man atrodo, irgi Remix 1:1. Nu, gerai, vėl parašysiu Woman in the Park. Palaukiam. Matot gražius kokius paveikslus padaro ir čia, sakau, ganėtinai, va, viskas nemoku. Nu gerai, parsisinčiu. Ja, aš žinau, kad čia dar yra ir upscaleriai, tai čia dar įdomiau. Va, pavyzdžiui, paspaudžiam čia ir kokį pasirinkti, netgi nežinau. Instance Image Upscaler 2.0 Creative Upscaler, Creative Upscaler with Flux 1.dev. Nu, tiek to. Pasirinku. 1.5. Nu, tegul būna low 33, kad tų detalių net daugiau nepridėtų. Gerai. Nu, mes medium padarysim ir run. Na, žiūrim. Kas dabar bus? Ar ant kiek upscalins, ar ant kiek gerai. Rašo apie 3 sekundės maždaug, tai mes palauksim. Aš, pavyzdžiui, niekur neskubu, o jūs? Skubat ar neskubat? Tikiuosi, kad neskubat, tai pasilikit su manim. Taip, nu va, nu ką galiu pasakyti, nu... Draugai, nu tai čia tikrai neblogi rezultatai. Patikrinom dar ant kiek jis padarė. Properties, details. Pažiūrėkit patys. O buvo properties, details. Tai skirtumas tikrai yra. Mes galėjom ir žymiai didesnį upscalą daryti.
Ja, pabandyti, jeigu pabandyti, nu, ant dviejų padaryti dar ir padaryti high, pavyzdžiui, run. Pažiūrim. Oi, nežinau, kur aš čia jau. Bet aš norėjau įdėti šitą ir mes padaryti detalę high ir uždidinti ant 2,5 run. Palaukiam. Čia yra įvairių įdomių mygtukų, tokių taip pasižiūrėjęs, bet šiaip tai pats neurotinklas tai yra nuostabus tikrai. O žiūrėkit, netgi iš seno rusiškos pasakos, va, yra paveiksliukas. O, wow, galiu pasakyti, čia tikrai, nu, čia viskas, va, jis creative, jis va, pakeitė jos detalės, taip, ir mes ją persiusim ir pažiūrėsim rezoliuciją. Tai properties, details, nu va, prašau, taigi čia tikrai nuostabu, va, pažiūrim, kaip buvo, taip, po to ir tapo, va, nuostabu, tikrai nuostabu. Jokių žodžių kitų negaliu surasti. Tai dar kas įdomiausiai, kad čia galima patiems buildinti savo glifus. Pavyzdžiui, aš vat, padarysiu dabar savo. Noriu start, tai noriu, pavyzdžiui, kad būtų image input. Taip, ir plus noriu, kad būtų ne text generator, o image generator. Va. Nu ir va, čia man duoda iškart pasirinkimo, kokiu aš noriu. Va, aš pasirinksiu Flux Pro, paimsiu, pavyzdžiui, portrait. Nu, gerai, tegul būna portrait, advanced control note, o ir steps duoda, ir power prompt power, ant kiek stipriai tas promptas įtakos, į ką aš parašysiu, kokį imidžą įdėsiu, va, pavyzdžiui, įdedam šitą. Įdedam šitą ir parašom woman in blue and woman blue hair. Nu, neprašinėsiu, aš taip tiesiog rodau, ką galima va pasidaryti. Taip, ir spaudžiam run this glyph. Taip. Get more glyphy fan creator pass your free runs today. Aš matot, paėmiau ir išnaudojau visus glyfus. Tai kaip supratot, jūs galit patys sukurti savo iš tokių boksų savo glyfus. Aš įkėliau imidžą, čia aprašiau, man čia būtų sugeneravę vaizdą. Bet kadangi aš čia jau matau kažkokį limitą šiandienos išnaudojau, tai yra 20 per day. Bet dar pabandom tokį, jeigu veiks, aišku, pas mane, yra toks va, glyph remix web with I. Čia extensionas Chromui. Patariu jį instaliuoti. Pavyzdžiui, kaip jis instaliuotas, pavyzdžiui, mes einam į bet kokią, nu, į Chromą, pavyzdžiui, taip,
Ir vat, mums patinka šitas paveiksliukas. Ir mes, va, žiūrėkit, yra funkcija, iš karto atsiranda glifai. Aš paprašau create my prompt, kad jis automatiškai kreitintų mano promptą. Dar paprašysiu. Parašysiu logo style font pats. Gerai, parašau glyphit. Ir čia vat aš esu jau išnaudojau resursų, negaliu. Žodžiu, esmė yra ta, kad jūs galit paimti paveiksliuką ir paspausti glyphit ir aprašyti jį ir jis duos jums jį perdirbti tą paveiksliuką. Vat man neduoda, matot. Ir jis tada, kai persidirba paveiksliukas, jis duoda dar upscale'us, remixus ir dar daugiau. Tai siūlyčiau va šitą glyph web išbandyti savo Chrome. Aš nežinau, kitose yra, bet Google Chrome tai tikrai yra. Tai va, tai tiek apie glyphą. Gaila, kad aišku, aš išnaudojau tiek jau laisvų perkų, kaip vadinamų. Bet man atrodo, visą esmę jūs supratot. Taigi, ačiū už dėmesį ir iki.